Sveiki, labas vakaras. Tai ką, sveikinu pirmiausiai tokiam labai dideliam naujam projektui. Sveikinu, kad turit ryžto noro ir norite matyti pasikeitimus savo finansuose. Tai yra labai svarbu parodyti protui, kad jūs to norit. Tai va, pradedam nuo pradžių, viską paaiškinsiu, kaip mes dirbsim, ką mes darysim. Ir tada klausimai bus. Reikia šiandien įsiaiškinti pagrindinę esmę, kaip mes dirbsim. Dabar pradedam pirmiausiai nuo techninių dalykų. Man labai svarbu pereinam viską etapais. Pirmiausiai techniniai dalykai. Kas naudojatės kompiuteriu? Pas jūs kairėje pusėje yra meniu. Įėjusi grupę ir turbūt trečias nuo viršaus, aš nežinau kaip lietuviškai vadinasi, bet angliškai tai yra units. Ir turit pradėti iš eilės. Šiandien buvo, pavyzdžiui, paspaudžiat tas pamokas ir pirmoji diena, tai buvo šiandien. Eis kalendorinėmis dienomis, kad būtų lengviau suprasti. Ir kai jūs atsidarote pirmą pamoką, sakykim, jeigu jūs galit, būtų labai gerai, kad jūs tą ir pasižiūrėtumėt, ar jums viskas taip yra. Kai jūs atsidarote, visos pamokos jums yra iš eilės. Diena 1, diena 2, diena 3. Jūs paspaudžiat diena 1, jeigu yra šiandiena, ne? Arba jeigu jūs vėluosit, visai nesvarbu. Ir tenais yra surašytos arba įdėti, ne arba, o visą laiką yra įdėti video įrašai, kuriuos turite perklausyti, ir užduotis tekstu surašytos. Ir kai jūs matysite, jums nereikia rašyti, aš ten buvau parašęs, jūs turite parašyti, kad atlikta. Jūs turite paspausti kampe dešiniai pusiai, yra, kai jūs visas tas užduotis atliekat, yra angliškai tai yra done, lietuviškai vėlgi Galina gali pasakyti kaip, bet aš tikiuosi, kad tai yra atlikta. Tokia mygtukas vadinasi. Kompiuterį aš dabar matau, kad jisai yra po kiekvieną užduotim dešiniai pusiai kampe. Apačioj yra mygtukas, kurį jūs paspaudžiat, kad jūs atlikote tą užduotį. Toj dienoj kiek yra užduočių, tiek ir yra mygtukų. Pavyzdžiui, šiandienoje aš įdėjau tokią nuotraukėlę su runomis, yra done, ten galit atlikta, taip, puiku. Paspaudžiat atliktą, toliau yra užduotis šiandien, kurias matėte jau surašyti savo tikslus, jūs praeinat, viską padarot ir tada spaudžiat atliktą arba done. Tada perklausot video įrašus, paspaudžiat atliktą. Tokiu principu, ar aišku, kaip mes dirbam? Viena pamoka vienai dienai, ne daugiau. Kartuot, aišku, jūs ten galit kiek norit kartų, bet tiesiog 2 dienos per savaitę yra skirtos kartojimams, kažkokiem galbūt išsivalymui naujam, ten bus kiekvienai dienai vis kažkokie skirtingi valymai, tai tiesiog kartojimui. Todėl ramiai, svarbiausia be streso, ramiai mes įsivažiuosim, viskas bus gerai, tik tai reikia laiko viską susidėlioti. Pirmą savaitę bus daugiau užduočių negu kitomis savaitėmis, nes tiesiog startavimui mums reikia daugiau dalykų padaryti. Tai čia yra techninė dalis. Kai kurios užduotis yra visai savaitėj. Pavyzdžiui, aš dabar atidarau rytojaus dieną, kad būtų aišku, pavyzdžiui, kokios yra užduotis. Tai aš manau, kad jų nekopijuosiu, nes jos visai savaitė, jos ne kiekvienai dienai. Aš jums viską papasakosiu, ką reikės daryti, bet tiesiog yra užduotis nusipirkti naują gražią piniginę, ją susitvarkyti taip, kaip yra nurodyta, kaip buvo nurodyta webinare, būtent šiandienos webinare. Ten nusipirkti tą etapą, tai čia yra visai savaitėj. Jeigu papuola kažkokios šventinės dienos, jūs nusprendžiat, kada jas daryti. Aš už nugaros nestovėsiu, jūs nuspręsit, kada jums yra patogiau, tada jūs ir darote tas užduotis. Toliau visus klausimus rašykite grupėje, bet ne man asmeniškai. Vienintelis dalykas tai yra tikslai ir silpnybės, kuriuos jūs man rašote asmeniškai. Nebent aš kažko dar paklausiu asmeniškai, bet šiaip tai viską rašom klausimus, bendruosius klausimus rašykite grupėje, nes gali jie būti aktualūs visiems. Dabar man sudėkite visi, kiek jų esate, visi parašykite pliusiukus
kad žinočiau, kad supratote pilnai techninę pusę. Kaip ieškoti informaciją ir kaip ją naudotis grupėje. Visi, man būtinai svarbu, kad jūs visi žinotumėt, kaip naudotis grupėje esančią informaciją. Kad nešokinėjat nuo dienos ant dienos, einat iš eilės, padarėt vieną dieną, padarot antrą. Jeigu dieną praleidot, tai nešokit į kitą dieną. Bet tiesiog iš eilės. 1, 2, paspaudžiate atliktą, einat į kitą dieną. Paspaudžiat atliktą, einat į kitą dieną. Nešokinėkit. Jūs gaunat prieigą prie visos medžiagos 3 mėnesiam. Prieigą gaunat 3 mėnesiam, reiškia, jūs labai stipriai nestresuokit, bet dirbti turit. Jeigu jūs dirbsit, matysit rezultatus greičiau arba lėčiau, priklausys, kiek dirbsit ir kiek jūs patikėsit tuo. Taip, daugumoje yra pliusiukai, labai gerai. Tai techninę dalį išsisprendėm. Kitas yra dalykas, kad visi gaunate prieigą prie grupės manifestacijos su Kedrime mėnesiui laiko nemokamai ir visi turit galimybę gauti nemokamą sesiją, asmeninę su manim. Netempkit tolyn su sesijom, nes pas mane grafikas kalendorius yra pakankamai stipriai užpildytas. Todėl, jeigu jums yra kažkokios valandos labiau prieinamos arba tinkamos negu kitos, tai jūs turit iš anksto susiplanuoti laiką. Sesijos vyks internetu. Pereinam pirmiausiai tada prie tikslų. Dabar noriu, kai kuriem net neatsakiau, kai kuriem atsakiau, jūs tik tai nepykit, bet mes tikslus rašysim tol, kol jie bus tokie, kokie turi būti. Todėl pas mus ir šitą nepritraukiamės daug tokių visokių dalykų, vien todėl, kad nemokam suformuluoti, ko mes iš tikrųjų norime, ne? Tai jūs nepykit, kad aš prašau korekcijų, viskas yra dėl to, kad aš noriu matyti taip, kaip turi būti. Mokinamės, dirbam, dėl to ir esame kartu šitoj grupiai, kad formuluoti savo tikslus. Ir protui, kad ko mes norim. Ir tada mes galim dirbti ir siekti savo tikslų. Šiuo atveju tai yra finansiniai tikslai. Taigi pradedam nuo tikslų. Pirma, jūs galit netgi užsirašyti. Jeigu turit popieriaus lapą šalia, šiaip tai turėkit, nes reikės dar kai ką rašyti, tai užsirašykit. Pirmiausiai turit nuspręsti, kokios jūsų turi būti pajamos per mėnesį. Ne vieną kartą mėnesį, ne gruodžio mėnesiui, ne kažkam tai, ne bendra suma 1 milijonas, ne bendra suma 30 000. Per mėnesį kokios turi būti pajamos ir jas pagrindžiat. Dabar sakykim taip. Kokios pas jūs pagrindinės yra išlaidos? Namo, ten pavyzdžiui, patarnavimai, ne? Susirašot viską stulpeliu, kokios pas jūs yra išlaidos. Turi įeiti ir kelionės, turi įeiti ir saviugda, kažkokie tai kursai, knygos, dar kas nors. Nereik pavadinimų, bet tiesiog skyriais. Reiškia, ten nuo namo nuoma, jeigu jinai nuomojama, paskolos kažkokią sumą, kiek jūs mokat paskolą už namą, kiek jūs patarnavimų. Ir pirmiausiai susirašot visas išlaidas. Vaikų būreliai, jūsų rūbai, kelionės, maistas, automobilis. Jeigu norit pirkti automobilį, kiek jūs norite, kad per mėnesį laiko atidėti kokią sumą automobiliui, kad jį nusipirktumėt kažkokį konkretų automobilį. Automobilis, kas čia dar gali būti, taupimui. Kiek jūs norite atidėti, kad būtų visą laiką auganti suma taupimui. Žodžiu, susidėliojat ir tada brūkšnys ir kokia suma. Kiek jums reikia per mėnesį pinigų. Nes vien tik pasakyti, kad aš noriu, kad mano pajamos būtų 1000 eurų, 2000 eurų, visiškai neaišku kam. Kam tau jų reikia. Žodžiu, planuojat remontą namo, vėlgi susiplanuojat, kiek jums per mėnesį arba kokia yra vėlgi tada, jeigu remontas, turit tada atskirą pasidaryti lentelę ar kažką, tai kiek remontui gali reikti. Pirmiausiai dažymas, ten gal grindų keitimas ar sienų tapetavimas, kiek tapetai maždaug, bet turit labai pakankamai gerai žinoti, ko jūs norit.
Tai va, pasidarot tokią, pirmas yra tikslas visiems bendras, tai yra kokios sumos norit turėti per mėnesį, ji turi būti reali. Jeigu pas jūs buvo 500 eurų, jūs maks galit norėti 1000 eurų. Dvigubinkit, net neikit į milijonus. Jokių būdų protas visiškai nesupranta, ką tai reiškia. Jis niekad nėra matęs milijonų. Tai va, geriau paskui padvigubinti dar kartą. Realiai, žiūrėkit realiai, nešokit aukščiau visko iš karto, nes tiesiog protas iš karto atmes, sakys nesąmonė, o jeigu nesąmonė, reiškia, taip nebus. Tai va, pasidarote visi bendrą tikslą mėnesio pajamų. Toliau, kas norit kelionių, atskirai tikslą kaip kelionės atskiras tikslas, tada vėl, kiek bilietai gali kainuoti, konkrečiai vieną kelionę susiplanuokit pirmiausia, nebūna 10 kelionių iš karto. Viena kelionė, kada įsivaizduojat kitais metais, jūs norėtumėt kur nors važiuoti. Valstybė, miestas, pasižiūrėkit booking'e ar kokios viešbučių ar kur jūs norite apsistoti gyvenamo ploto kainos, automobilio nuoma, kiek jūs norite išleisti maistui toj kelioniai. Vėlgi, biudžetą pasidarot, brūkšnys, kokia suma, reiškia kelionė. Ir man surašot tikslus tokiu principu. Man išklotinių nereikia, bet jūs turit turėti tas išklotines. Man bendra suma. Kiek pajamų norit per mėnesį. Ir tada kiti tikslai, kokie yra jūsų planuojami. Ten gali būti pirkinys koks nors, nes kas yra pinigai? Pinigai nėra tikslas. Ta reikia labai aiškiai suvokti. Tikslas yra turėti kažką įsigyti. Tai vat jūsų tiksluose turi atsispindėti tas labai aiškiai. Gal aš pasižiūrėsiu keletą pavyzdžių. Kai kas labai aiškiai rašė, pajamas, kaip ir sakiau, bet tai vienas iš tikslų, o paskui ką jūs norite daryti visą kitą, kažkas rašė buities sutvarkymui, tai vat irgi vėlgi, kas tai yra buities, visiškai neaiškus tikslas, konkrečiai, ten, aš nežinau, gali būti indaplovė, šaldytuvas, skalbimo mašina arba vėlgi tas remontas, kurį kalbėjau, tada ir rašot indaplovė, tiek kainuoja, kas kiek ko kainuoja, arba ten, nu žodžiu, supratot. Taip, dabar kažkas rašo tikslas mokymai, reiškia kaina. Konkretūs kursai, kaip jie vadinasi, turbūt jau yra pasiieškota, kokie yra geri kursai mokymam. Ir tada bent jau, arba maždaug vis tiek įsivaizduojat, kokia yra maždaug suma tiem kursam reikalinga. Tada suma, mokymai ir žodžiu, man detalių nereikia, bet man reikia sumos ir koks yra tikslas tai sumai. Tai yra tam tikslui, kokia yra reikalinga suma. Tikslas turi turėti sumą, jeigu taip. Ar aišku? Man rašykite, jeigu neaišku. Kas čia dar kokių rašė tikslų? Tikslas atiduoti kreditą. Atiduoti kreditą. 3000 eurų. Kreditas yra šiek tiek, su kreditais ir su paskolom yra vadinami pinigai iš ateities. Jų realiai nėra, tai yra pinigai iš ateities. Aš siūlyčiau performuluoti kreditą į pajamas, kad pajamos tiek paaugtų, kad būtų galima ir per kiek laiko atiduoti kreditą. 3000 eurų, per kiek laiko jūs įsivaizduojate atiduoti kreditą, per tiek turit pasididinti savo pajamas, kad jūs galėtumėt grąžinti tą kreditą, neįvardinant, kad tai yra kreditas. Kitas labai svarbus dalykas, kai jūs turite tikslą, pavyzdžiui, kursai, jums ateina pinigai gali ateiti labai įvairiai, gali būti kažkas padovanoja, jūs neįsivaizduokit, kad tai yra tik tai alga, gali labai įvairiai būti, loterijos laimėjimas galbūt, bet loterija irgi atsargiai, žinokit, nedarykit tikslo loterijos, tai yra pinigai iš ateities, tai yra netikri pinigai, energetiškai tai yra be energijos pinigai. Geriau visą laiką jūs
manifestuokit fiziškai gaunamus pinigus. Bet sakau, tai gali būti dovanos, gali būti paveldėjimas, gali būti daug įvairių dalykų. Taigi, jeigu jūs turite tikslą kursai, gavot tuos pinigus, matot, kad jie atėjo, tai va tik tai kursam ir galima juos išleisti. Ne tai, kad biški, ai čia aš truputį, taip kaip ir loterija. Norint manifestuoti loteriją, reiškia, labai aišku turėti konkretų tikslą, kam bus skirti pinigai. O ne tai, kad aš truputį čia, truputį čia, truputį čia ir nėra tų pinigų. Tai va, labai aiškiai supraskit, kad jeigu jūs kam jūs planavot pinigus, tam ir skiriat. Kai pasidarot biudžeto tą savo sąrašą, jeigu jūs ir matot, jūsų auga po truputį pradeda pajamos auga, skirstot procentaliai tiem tikslam, kuriuos jūs turėjot, o ne tai, kad tik tai, pavyzdžiui, gavau pinigus ir išlėkiau į kelionę. Jeigu kelioniai, tai negaliu sakyti, kad ne, dabar aš negaliu, bendrai aš užkišiu kokį kreditą. Jeigu planavot kelionę, reiškia kelionė. Jeigu kam planavot, tam turi būti pinigai ir skirti. Ar aišku su tikslais? Pliusiukus surašykit. Šitas webinaras turi būti labai aiškus, konkretus, kad jūs suprastumėt konkrečiai, kuo mažiau kiltų klausimų ateityje. Parašykit pliusiukus tikslo klausimų. Derinsim tikslą tol, kol bus suderintas, nepykit, sakau, dirbsim tol, kol padarysim taip, kaip turi būti. Gerai, pliusiukai eina, supratau. Dabar kitas klausimas yra, sakiau, silpnybės. Silpnybės negali būti emocijos. Silpnybės fiziniam lygmenį. Norite susireguliuoti mitybą, norite pradėti anksti keltis, norite pradėti sportuoti, bet tiesiog jums yra sudėtinga. Norit, dar gali būti tokie kaip, Vilma kažką klausė, aš galiu rašyti, pavyzdžiui, taupimas 2 kartus. Nesupratau klausimo, Vilma, dar kartą parašyk, aš galiu rašyti, pavyzdžiui, taupimas 2 kartus. Tai bet tada kam taupimas? Vienas gali būti taupimas eiti, pavyzdžiui, namo pirkimui, o kitas taupimas gali eiti automobilio pirkimui, kaip pavyzdys, ar kelionėm, ar kažkam. Tada taip, tada 2 taupimai, bet ir parašyti, kam jį skirti. Pliusiukai. Tai va, silpnybės negali būti kažkokios, tai ar ten baimės kažkas rašė. Ką dar galima leisti, kad, pavyzdžiui, nemokėjimas pasakyti ne. Kaip silpnybė gali būti, mes ją galime su ją dirbti ir matyti rezultatą. Kas čia dar? 2 dalykai. Taip, teisingai, Vilma, labai gerai. Kursai, kelionė, taip, bet ir tada parašyti taupimas kursam, taupimas kelioniai. Tai va, silpnybės. Buvo viena silpnybės per didelis išlaidavimas, pavyzdžiui. Dar gali toksai būti, per didelis išlaidavimas. Kas čia dar buvo iš silpnybių? Baimės netinka, depresija netinka, nes tai yra emocijos, tai reikia gydyti. Ir tą mes darysime, bus įvairios praktikos ir baimėms, ir visokiam kitokiam blokam. Didelis rūpinimasis kitais buvo. Kaip pamatuoti rūpinimąsi kitais? Aš tai pavadinčiau netgi galbūt mokėjimu pasakyti ne. Kas man rašė ir taip tinka, nes man rūpinimasis vaikais, anūkais sunku pamatuot, ar išeina pamatuot. Silpnybė turi būti tokia, kad eitų ją įvertinti, kad jinai, Aš sakyčiau dar pagalvoti apie silpnybės, tokias aiškiau apčiuopiamas. Buvo kažkas rašė saldumynai, pavyzdžiui. Silpnybė, va. Saldumynų, saikingas, neatsispyrimas saldumynam, ne? Turi būti kažkas labai dažnai be pasikartojančio. Viena mergina rašė, vaistų labai daug naudoja, kas truputį iškart vaistai. Jeigu tai yra vos ne kasdien, kiekvieną dieną, turi būti praktiškai vos ne kiekvieną dieną įvykstantis, arba, ta prasme, pakankamai dažnai besikartojantis silpnybė. Toksai sakau, jeigu nesikeliam anksti ryte, tai mes kiekvieną dieną nesikeliam anksti ryte, ne?
sakau, su vaistais, sportas, tingiu mankštintis, rašo. Tai va, nu kažką pagalvokit dar su silpnybėm. Ar aišku su silpnybėm dabar? Tokios apčiuopiama turi būti kažkas tai. Pliusiukų surašykit, ar aišku dabar silpnybių klausimų. Tada paaiškinsiu, dėl ko viso to reikia. Ar turit, jeigu turit klausimų, rašykit dabar konkrečiai tikslas, silpnybės, ar viskas aišku. Ir kuo greičiau atsiųsit, tuo greičiau pradėsim dirbti. Bet jūs visiškai nepergyvenkit, kad laiko turim. Svarbiausia dirbti. Bus tikrai kada pasiekti. Taip, pliusiukai, pliusiukai, pliusiukai. Pliusiukai, gerai, gerai, pliusiukai. Tvarkoj, pliusiukai. Kam viso to reikia? Klausimas toks, o kodėl reikia susiskaičiuoti išlaidas per mėnesį, nes lyg ir taip užtekdavo už jas susimokėti. Bet buvo tik tai užteks, o taupimas, kelionės, rūbai, ar jie iš padėvėtų rūbų parduotuvės, ar jie... Dabar, jeigu taip kalbėt apie rūbus, daiktus, kuriuos mes turime, yra labai svarbu matyti, jausti, kokia jų energetika. Visi vadinami brandai, jie turi savo energetiką ir jėgą. Todėl perkant, pavyzdžiui, rūbus iš, kad ir, pavyzdžiui, padėvėtus rūbus. Jie turi iš viso kitų žmonių energetiką. Tokiu atveju jos reikia valyti lygiai taip pat kaip ir baldai namuose ir visa kita. Juos reikia valyti. Jeigu mes perkam iš padėvėtų, rūbai, ypatingai baldai. Juos būtinai energetiškai reikia valyti. Ne tik, kad fiziškai valyti su dulkių skudurėliu, bet energetiškai. Rūbai lygiai tas pats. Bus su rūbais kitam webinare. Aš nenoriu peršokti šiek tiek į priekį, bet rūbai, papuošalai turi labai didžiulę energetinę vertę ir kaip čia energetiką. Ir jeigu jūs pasirenkat tam tikrus brandus, kuriuos jaučiat, kad jūs užkrauna, tai yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, įsimylėjusi su Humelį, bet aišku, tai yra tik tai treningui sportiniai rūbai, bet aš apsirengus Humel pavadinimo rūbus, aš visiškai kitaip jaučiu save. Visiškai kitaip. Kitiems Nike'as, kitiems Adidas ir tai nėra ne humoro vakaras. Jie visi turi savo energetiką. Kai kurie užkrauna, kai kurie galbūt išsiurbė, priklauso, reiškia, labai yra svarbu atsirinkti savo tinkamą ir tai, kas mus veža. Tas, kas mus užkrauna. Tai va, kai kurie iš tų brandų turi ir klestėjimo energiją labai stiprią, taip kad jeigu mes visą laiką... Čia vėl aš šiek tiek peršoku turbūt, bet jeigu pas mus yra viduj toksai, ai man bilekas, ai man tas, ai man gerai, ai man kuo pigesnis, ai man su nuolaida. Visa tai turi labai didžiulį energetinį, mes parodom visą tai. Ai man gerai, tai gerai. Visi Black Friday, žodžiu. Black Friday, visas šitas ažiotažas ir šitas kosmosas, tai yra labai mūsų energetiškai blogai veikiantis. Mes parodom visą tai, kad mes dėl to kelių procentų nuolaidos mes gatavi save parduoti. O taip nėra. Aš esu tiek vertas, kad aš perku tai, ko aš noriu, o ne tai, kas numesta pigiau. Tai va, už tai tam tas biudžetas ir reikalingas. Pasidarykit klestėjimo biudžetą. Ne nuo iki, bet klestėjimo biudžetą. Jūsų biudžetas turi būti klestėjimo pilnas energijos. Dabar buvo klausimas, jeigu aš dar spėsiu. Sąnarių skausmai. Čia nesilpnybė.
Sąnarių skausmai nesilpnybė, tai yra liga, tai yra kūno siunčiamas kažkoks signalas, bet čia reikia, ne liga turi būti silpnybė, bet turi būti konkrečiai kažkokie veiksmai, kurių jūs nebenorite kartoti. Galima, aš pabandysiu apdoroti tą rūpinimosi kitais. Gerai, dabar Audronė rašo, tai suskaičiavus išlaidas mes tada pamatome, kiek mums trūksta ir tą trūkstamą sumą įvardinti kam, galime rašyti tikslą. Pavyzdžiui, man neužteko šiam mėnesiui kremui taip, bet geram kremui. Geram kremui. Prancūziškam, kokiam norit, geram kremui. Nes pavyzdžiui, man grožio visą industriją prancūzišką, jinai turi savo energetiką. Pabandykit pasimti prancūzišką kremą ir kokį nors iš Maximos kremą. Pajauskite energetiką. Visiškai kita. Jeigu kosmetika, tai prancūziška. Jeigu ten, to prasme, pajuskit, perimkit jos vibracijas. Pamatysit visai kitą emociją, kai jūs užsitepsit tą kremą ant savęs, arba kosmetiką, ar šešėlius, ar tą vadinamą, kaip ten jisai, lakstienų tušą, ar dar kažką. Pajuskit. Bižuterija. Gerai, bet geri, negu šiukšlių pilnas stalčius. Nu va, prancūziška. Gerai. Tai va, supratot su silpnybės, ar supratot su silpnybėmis, ar viskas mums aišku silpnybių klausimų. Tai va, padėvėtus aš jau, man atrodo, kaip ir sakiau, tada turite išsivalyti, užkrauti savo energiją, ar kaip čia pasakyti. Stengtis nenaudoti tokį tikslą, kad nereiktų pirkti padėvėtose rūbos. Ar viskas aišku dabar? Sudėkit pliusiukus, ar tikrai visi aiškinom tikslus ir silpnybės. Kai kas klausėt, kur siūsti, galite mailų siūsti, galite siūsti man į Messengerį, visiškai nesvarbu. Ir aš atsakysiu tada, kai tik tai matysiu, kad jau man tinka. Aišku. Gerai, pliusiukai. Dabar viso metodo esmė, arba dalis esmės yra, kad mes sujungiam savo tikslą su silpnybė. Mes parodom protui, ant kiek yra mums tas tikslas svarbus ir sujungiam jį su silpnybė ir padarom vadinamą taisyklę. Taisyklės atrodo taip. Dar rytojaus, kai bus rytojaus pamoka, ten dar kartą bus video paaiškinti ir kad jūs tikrai viską, iki kada atsiųsti, kuo greičiau. Siūskit kuo greičiau, o aš jau kai galėsiu iš karto apdorosiu ir atsiųsiu. Reiškia, mes sujungiam silpnybę su tikslu. Pavyzdžiui, dabar nebūtinai silpnybė. Veiksmus, kuriuos mes galbūt, gali būti silpnybė ir gali būti veiksmai, kuriuos mes labai dažnai kartojame dienos bėgyje. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai aš geriu vandenį, mano pajamos dvigubėja. Tai yra taisyklė. Veiksmas, mums reikia Esmė yra sujungti fizinį ir energetinį lygmenis. Jeigu mes dirbam tik fiziniam lygmenį, tai mes naudojam savo labai didelės pastangas, aš labai sunkiai dirbu, kad uždirbčiau, tai yra fizinis lygmuo. Man reikia labai daug dirbti, kad aš uždirbčiau daug pinigų, tai yra fizinis lygmuo. Energetinis lygmuo yra, kad aš pritraukiu klestėjimo energiją, viskas energija, pinigai yra energija. Viskas yra energija, bet jie ten energijoje ir lieka. Mums reikia sujungti fizinį dalyką su energetiniu dalyku. Tai tada mes gaunam kažkokį, tai yra ne kažkokį, o labai stiprų junginį. Tai va tos taisyklės yra apjungiamus. Su energetika, su fiziniais dalykais. Taigi, kiekvieną dieną, kai aš geriu vandenį, mano pajamos dvigubėja. Kiekvieną kartą, kai aš keliuosi 6 valandą ryto, tada vėlgi ten kas ten, pavyzdžiui, pajamos arba pinigai kursams ateina lengvai ir greitai. Nu, sakykim, pritraukiu aš, pavyzdžiui, pinigus kursams, arba ten, nu, žodžiu, aš formuluosiu tas taisyklės pagal tai, ką jūs man atsiūsite, kokie pas jūs tikslai ir kokios yra silpnybės. Reiškia, mes dirbam dviejose lygmenyse, mes stiprinam save. Ir parodom protui, kad mes norim išsivaduoti iš tam tikrų silpnybių, kurios mus labai erzina ir kurių mes per jas negalim toliau keliauti, nes bet kokia silpnybė mus riša čia įžemina. Ir tada sujungiam tą silpnybę su tikslu. Tas silpnybės, kai jūs turėsite, kai jūs gausite, jų bus maždaug po 5.
turite įsirašyti į mobilų telefoną po 5 kartus kiekvieną taisyklę, kartojant. 5 kartus vieną taisyklę, 5 kartus kitą taisyklę ir tokį pasidarote audio įrašą. Kai jūs turėsite tą audio įrašą, kai jūs darysit, kiekvienai dienai yra vizualizacijos praktika ir jos metu yra dalis skirta būtent tų taisyklių vizualizavimui, pajautimui. Visai nesvarbu, jeigu nematot, tai tiesiog kartoja tą įrašą. Tiesiog galite sustabdyti tą vizualizacijos praktiką ir pakartoti visas taisyklės įrašą. Klausantis tas taisyklės yra labai svarbu išjausti jas. Tie, kas matot vizualiai, matyti kursus, matyti pinigus, kurie ateina, matyti automobilį, kurį norite. Jeigu jūs norite automobilio, vėlgi jūs turite žinoti konkrečiai markę, pagaminimo metus, spalvą, kaip atrodo vidus, viską maksimaliai turite žinoti. Jeigu tai yra rūbai, reiškia, jūs turite žinoti, kokių jūs rūbų norit. Kas tai? Sijonas, kelnės, bliuskutė, ar striukė, ar paltas, ar kailiniai, ar batai, ar rankinukas. Žodžiu, maksimaliai vizualizuojat, kad jau jūs tą turit. Tai kai darot šitas taisyklės, klausotės, jas ne automatiškai. Svarbiausia, ne automatiškai. Toliau. Kai jūs kažkokią tai turit, pavyzdžiui, kaip sakau, jeigu bus taisyklė, kai aš geriu vandenį, mano pajamos dvigubėja. Kiekvieną kartą imant vandens stiklinę, jūs iš karto galvojat, aha, dabar aš gersiu vandenį ir mano pajamos dvigubėja. Aš geriu vandenį ir mano pajamos dvigubėja. Aš ten tą ir tą darau, tas ir tas įvyksta. Grinai dienos bėgė turite tiek pradėti pajausti, jūs galite užsirašyti pradžią, nes gali būti užmiršyti tiesiog. Maksimaliai ir užsirašyti ar kažką tai, kad tiesiog jaustumėt, prisimintumėt savo taisyklės. Taip, ar aišku su taisyklėm? Pliusiukus parašykit. Taisyklės aš jums atsiųsiu tada, kai jūs man atsiųsit tikslus ir silpnybės ir kai mes sutarsim, kad taip ir yra. Gerai, jūs rašykit pliusiukus, o aš tada netempiu į naktį, einam toliau. Labai svarbu, kas yra pinigai. Pinigai yra labai didžiulė energija, pinigai yra labai svarbus objektas arba kaip čia įrankis mūsų gyvenime, tai nėra tikslas, tai yra įrankis. Ką mes darom su įrankiu? Mes su juo labai gražiai elgiamės. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, automobilis, tai mes jį prižiūrim, automobilis irgi yra įrankis, ne, kažkam tai atlikti, važiuoti, nuvažiuoti, parvažiuoti. Bet batus išsitepam, išsivalom, nes tai yra priemonė vaikščioti su batais. Taip ir pinigai. Kaip atrodo jūsų piniginė? Jeigu niekad nesat su manim darę jokių piniginių praktikų, tai pasižiūrėkit, kaip atrodo jūsų piniginė. Aš parodysiu, kaip atrodo mano. Tai yra mano mėgstamiausias brandas Desigual, kurį aš labai myliu. Tam jie gamina rankinukus. Galiu parodyti rankinuką. Man jų mandalos labai patinka. Jų energetika yra labai gera. Žinot gal tą Desigual ženklą. Jie rūbus daro. Yra skaitoma, kad piniginė turi būti 10% jūsų pajamų. Ji nėra 10% pajamų, bet jinai yra labai man graži. Tai yra mandalos nupieštos, ar iš kokios iš čia. Jo. Va, labai graži piniginė. Tai va, turite turėti 2 piniginės. Čia yra užduotis naujai savaitei. Investuokit į piniginę. Gražią ir brangią. Tai yra labai svarbu. Tai yra namai jūsų pinigam. Pinigai nori gyventi geruose namuose. Geri pinigai, dideli pinigai geruose namuose, dideliuose. Pinigai geriausiai, kad nebūtų perlenkti. Reiškia, pinigai turi būti piniginė tokio dydžio, kad pinigai būtų
kad pinigai tvarkingai. Ir visą laiką reikia turėti grinų pinigų. Tvarkingai, gražiai, centai, kur centai, pinigai, popieriniai, aš čia nesimatau, popieriniai pinigai, popieriniai, gražiai ištiesti. Dabar, visi pinigai turi būti sudėti tvarkingai nuo mažiausio iki didžiausio ir visi viena pusė. Negali būti taip, taip, atvirkščiai, negali būti žemyn, negali būti belekai. Visi pinigai turi būti tvarkingai pagal tas kupiūros dydį. Tai va. Jūsų užduotis. Viena piniginė skirta jūsų einamiem pinigam. Yra kortelių vieta, sudėtos kortelės, jokių nuotraukų negali būti piniginiai, vaikų. Mes naudojam jų energiją, jokių kortelėje nuotraukų. Kur aš pasakiau? Jokių piniginėje nuotraukų. Kortelės, visokie dalykai, viskas. Tai va. Viena piniginė. Kita piniginė turi būti skirta pinigam, kurių jūs niekada nenaudosit. Tai neturi būti kažkokia didelė suma, jūs nusprendžiat, kiek įdedat į tą piniginę žinojimui, kad tai yra pinigai, kurių jūs niekados nenaudosit. Kodėl? Niekados negalima išleisti paskutinių pinigų. Kas gyvena galbūt nuo algos iki algos, ar ten skolinasi paskui paskutinės dienas pinigus ar kažką, to daryti griežtai negalima. Paskutinių pinigų išleisti negalima. Pirkti už paskutinius pinigus yra negalima. Reiškia, kita piniginė yra skirta tam, kad žinotumėt, kad pas jūs tai yra ne paskutiniai pinigai, kai jūs pirksit kažką tai. Nes toj piniginiai visą laiką yra tam tikra suma. Tai neturi būti skausminga suma, bet tai turi būti suma, kurios jūs niekada neišleisit. Ar supratot? Piniginė irgi turi būti graži. Nesuplyšus, nesu kokia nors, neįkišta kur nors. Ji turi turėti savo vietą, kažkur, turbūt prie brangenybių, prie jūsų visų bižuterijos ar kažko tai gražiai padėta piniginė. Ar kita piniginė turi irgi būti nauja. Jeigu jūs turit, pavyzdžiui, gražią, nenutrintą piniginę, taupomoji turi būti grinų pinigų. Turi būti būtinai grinų pinigų. Tai yra fizinis ryšys. Sąskaitoje tai yra, nėra ten pinigų, ten tik skaičiai. Taip, jeigu galit, ta prasme čia vėlgi, aš pasakau, ką reikia daryti, o jūs kada padarysit, tada tai ir bus padaryta. Čia jau niekas, kaip pasakyti, jūs čia turit nuspręsti, kada tai darot. Sakau, sąskaitose pinigų nėra, ten yra skaičiai. tą supraskit labai aiškiai. Turėkit grinų pinigų. Dabar ką mes darom su grinais pinigais? Piniginę supratot. Jeigu ta šiukė graži, tvarkinga, neprikrauta čekių, nekraukit čekių į piniginės. Ar galima naudoti tą pačią piniginę? Taip galima. Ne, jeigu jinai graži, nesutrinta, taip, aišku, jūs galite naudoti tą pačią piniginę. Be problemų, tikrai. Bet svarbiausia, kad jinai, jeigu jinai miela, visa kita, bet jau sutrinta, jai reiktų padėkoti už tarnystę ir atsisveikinti. Kurie nebus naudojami, bet jinai turi būti graži. Ji turi būti nesuplyšus, nesutrinta, bet jos gali būti, nebūtinai turi būti tokia, kaip pasakyti, talpi ar kaip naudojama piniginė. Ten nebus nei kortelių, ten nebus nieko, ten bus tik tai pinigai, reiškia, ten neturi būti kažkokia labai daug skyrelių turinti piniginė, gal tiesiog kaip tašytė kažkokia tai, bet jinai turi būti graži. Ne bet kas, ne kaip likutis nuo kažko, bet kaip mielas daiktas. Tai va, 2 piniginės. Galite jūs naudoti tą pačią, kurią turite iki šiol. Tik turėkite omeny, kad jūs ją turit pakeisti. Išimkit nuotraukas, būtinai vaikų ir bet kokios nuotraukos beįdėtos, išimkit nuotraukos.
Tai va, dabar turime pinigus, taip? Užduotis. Jeigu neturit grinų pinigų, turit nusimti bankomatą. Ir pradedant nuo rytojus, pradedant skaičiuoti pinigus. Kaip mes juos skaičiuojam? Pasistengsiu parodyti, bet nežinau, ar pavyks. Turite taip, nuo didžiausios iki mažiausios. Mažiausia yra viršui. Ir pradedate skaičiuoti. 7 kartus, žodžių skaičiavimas turi vykti 7 kartus. 50, 250, 450. Taip? Apverčiau. 200, 400, 450. Apverčiau. 50, 250, 450. Apverčiau. 200, 400, 450. Apverčiau. Supratot? 7 kartus. Supratot? Skaičiuojat pinigus. Užduotis kiekvieną dieną, o čia jau jums spręsti. Aš tai sakyčiau, mėnesį laiko kiekvieną dieną. O vėliau bent kartą per savaitę suskaičiuoti pinigus. Jeigu turit darbinę kažkokią tai dar kasą, kas turit savo verslą, atskirai skaičiuokit verslo pinigus. Tie, kurie yra darbiniai pinigai. Supratot? Nes viską mes pinigines, pinigus, sąskaitas užkrausim. 7 yra tobulas skaičius. Klestėjimo skaičius. Pakartot. Taip. Matot. Čia yra kronos, tai čia kiti skaičiai, bet visiškai nesvarbu. Jūs skaičiuojat taip, kaip matot skaičius. Čia jums turbūt atvirkščiai rodo. Turite sumą. Nuo didžiausio iki mažiausio sudėtus tvarkingai pinigus. Tai pas mane ir yra 200. Nu tai taip ir skaičiuojam. Nu tai sakykime, aš dabar tą, ką turiu, tą skaičiuoju. Tie, ką turit, tą skaičiuojat. Bet nieko. Tai taip ir 200, 200, tai ir bus 400 visą laiką. Nu tai va, nu tai gerai, dabar va 200, 200, ne, aš tik tai tiek turiu, sakykim. 200, 400, apverčiu. 200, taip ir sakai garsiai, 200, 400, apverčiu. 200, 400, apverčiu. 200, 400, apverčiu. Ar visi suprato? Ta suma, kuri yra, jūs ją sumuojate, pridedat 50, 250, 450. Apverčiau. 200, 400, 450. Apverčiau. Parašykit pliusiukus, ar supratot su pinigais. Toliau. Ir dar pinigai turi būti sudėti į vidų. Žiūrėti mažiausią kupiūrą turi žiūrėti arba veidas, jeigu tai yra 6 eurų veidai, gal tenai, į vidinę piniginės pusę. Ar supratot? Į vidinę piniginės pusę eina pinigai, mažiausia kupiūra ir veidas. Va, jeigu čia gaila, turbūt tik tai, kad turbūt atvirkščiai rodo, manau, į telefonų filmuojama. Taip. Toliau. Visiems buvo, ta prasme, į grupės pirmos dienos užduotis, pirmos dienos pamokoje, arba kaip čia pavadinti, pirmoje pamokoje yra įdėta tokia nuotrauka. Ką jūs matot kairiai pusėje, jūs man pasakykit. Nes būtų gerai, kad jūs dabar visi nusipieštumėt ant lapelio šitą rinkinį figūrų. Tai yra rūnos. Apie rūnas galite rasti labai daug informacijos internete, anglų kalboje. Čia yra finansinio klestėjimo rūnas. Bet žodžiu taip, dabar yra įdėtas, tas nuotraukėlė yra įdėta pirmoj pamokoj. Ir nusibraižot šitokią ant lapelių, mažiausiai 2 lapelių šitą rinkinį rūnų. Rūnos ateina iš seniai. Jos, kai kurios yra iš vikingų laikų, iš skirtingų, kaip čia pasakyti, daug kas jas naudojo rūnas. Ir jos visos, taip rūna, taip ir rašyti rūna, o jeigu angliškai rūnes, man atrodo.
Arūnės, neatsimenu. Tai va, jų kombinacijos atlieka tam tikrą funkciją. Šita kombinacija yra skirta klestėjimui, pagreitinti visiems tikslam siekiamiem, tikslų siekimui. Tuo aš užsirašiau, ne viską atsimenu. Ir įžeminti, viskas įžeminti to, ko mums ir reikia. Kad visas tas pritraukimas įvyktų čia mūsų piniginėse ir mūsų finansuose. Tai šitas paskutinis yra įžeminimo, šitas yra pagreitinimo, o čia yra skirtas tikslam. Ypatingai klestėjimui. Šitą mes lapelį užkrausim. Šiandien aš jį užkrausiu, kas turėsit, kol aš kalbu, tas užsirašysit, kas nepakartosit webinarą. Ir įsidedat vieną lapelį į piniginės, į abi piniginės po lapelį. Labai gerai. Nusipaišėt, šaunuoliai. Galit padėti po stiklinę vandens nakčiai. Tokį irgi lapelį. Jūs galite jų pasidaryti daugiau. Ir pakartojant webinarą, aš planuoju padaryti atskirus trumpus video įrašus, užkrauti piniginėm, užkrauti šitiem rūnom ir įdėsiu į papildomą literatūrą. Yra viena pamoka skirta papildoma medžiaga ar kažkas tokio. Tai tada tenais jūs pasikartosit, nereikės jums klausytis viso webinaro ir ieškoti, kur ką mes čia darėm. Tai va, užkraunat šitas rūnas ir įsidedat į pinigines. Ir sakau, galite po stiklinę vandens vakare pastatyti ir ryte išgerti tą vandenį, žinant, kad tai yra pritraukianti klestėjimo energiją. Nes vanduo perima visą informaciją, kokią mes jam užkraunam. O tos lapelius turėkite dabar užsirašę, nes darysim praktiką ir užkraustumės juos. Taip, rūnas padarėm. Ko mes dar nepadarėm, kokios čia buvo dar užduotis, toj pasižiūriu, kad... Taip, nusiperkat gražų blonknotą, kuris turėtų kietus viršelius, būna jų ir labai gražių, visokiausių, ta prasme kažkokia tai knygutė, bet tokia. Jo, galima rūnas padėti po vandeniu, bet būtinai dvi turi būti kietos į abi piniginės. Va, knygutė, graži, kad jums būtų miela. Spalva, čia tai tokia nelabai. Spalva graži, miela, popierius, čia labai gražus popierius, toks gelsvas, kampučiai nuapvalinti, turi būti gražu, turi būti miela. Ką mes darysim? Šiandien mes teoriškai tai padarysim, nes turbūt nebent jūs turit kas nors, tai galite vadinti dienoraščiu, tai gali būti tikslų knygute, tikslų kažkokiu tai blonknotu, kaip jūs jį pavadinsit, visai nesvarbu. Į tą knygutę, kai jau mes nuspręsim, kokie yra pas jūs tikslai, jūs turėsit susirašyti savo tikslus. Ten jūs turit surašyti visą biudžetą, kaip aš sakiau. Tikslas, ten tokios pajamos, arba, žodžiu, surašot, kokios išlaidos planuojamos mėnesiui ir kokios reikia jums sumos. Ir rašot gruodžio mėnesiui, man tokia suma. Ateis sausis, jūs užsirašysit sausio mėnesiui tokia suma. Ten toliau kursai, dar kažkas, tai visa kita. Tai va, bet su konkrečiais tais tikslais, kuriuos mes čia derinsim, mes turim susiderinti, kad sutampa mūsų tikslai. O papildomus, ką jūs norit ten, gali būti ir nefinansiniai tikslai, visiškai nesvarbu. Ta knygutė bus užkrauta visų tikslų įgyvendinimui, ką jūs ten rašysit. Taip, užduotis, supratot. Daug užduočių. Visas aš surašiau antroje pamokoje, jūs ten rasit, neįsigaskit. Svarbiausia ramiai, be panikos. Dar viena užduotis yra labai svarbi, labai svarbi. Tai yra, turit pagalvoti ramiai, atsisėsti, pamastyti ir prisiminti, ar kaip čia pavadinti, 5 sėkmingus žmonės. Nebūtinai jie garsus turi būti ir nebūtinai jie turi būti milijonieriai.
jie neturi būti, bet jie turi būti sėkmingi. Jeigu tai yra žmonės, apie kuriuos mes silpnybių nerašykit jokių būdų. Ten tik pozityvas. Toj knygutėje tik pozityvas. Tik jūsų tikslai, uždaviniai kažkokie tai, bet nieko ten negatyvaus nerašykit, jokių silpnybių. Tai va, jokių lygų į tą knygutę nieko. Tai va, 5 žmonės, gali būti jūsų šeimos, galbūt rate kas nors, draugų rate, kolegų, viršininkas, galbūt jums labai kažkoksai imponuojantis. Ir ką jūs darot? Jeigu tai yra labai žinomas žmogus, jūs galite internete rasti, gali būti jau seniai ir miręs, bet jisai buvo sėkmingas labai, arba jums autoritetas kažkoksai, tai, nu ką čia paimti tokio autoritetingo ir kad visiems patiktų. Nu, duokit pasiūlymą. Sėkmingas, gražus, moteris, vyras, nesvarbu, nu kas. Nu, kad ir pavyzdžiui prezidentas mūsų. Čia jokios politikos, aš tik taip. Gražus, sėkmingas, turtingas, turi gražią žmoną. Jūs neturite žiūrėti, kokios jums galbūt nepatinka jų savybės. Ten, pavyzdžiui, jeigu jisai politikas, gal jums nepatinka kažkokios jo ten sprendimai. Visai nesvarbu, kokios jos savybės. Jis tikrai fiziškai gražiai atrodo, ne? Jisai prisižiūri, jis yra, žodžiu, reiškia, jisai sportuoja, jisai yra, nu, sportiškas. Jis moka siekti savo tikslų, ne? Jūs galite pasiskaityti internete apie tos žmonės, kodėl jie tą pasiekė, ką jie darė, nes dažniausiai tai būna interviu su jais daryti ir jie ten pasipasakoja. Kaip jie tus tikslus siekia, pavyzdžiui, arba nu, kokia jų sėkmės formulė. Va, sėkmės formulė, atsiminkit. Jūs turite užrašyti visų 5 jums imponuojančių žmonių sėkmės formulės ir parašyti komentaruose pavardę. Nebūtinai, tai neturi būti netgi žinomi žmonės, visiškai nesvarbu. Ir tada, žodžiu, kas yra juos ir kas jums labiausiai imponuoja. Gal pas Nausėdos jums patiks sportiškumas, gal ten kokio nors, aš nežinau, dar ko nors. Nu, žodžiu, tas mokėjimas, kaip jie siekia savo tikslų, kaip jie tą padarė. Darykit analizę. Nu va, Obama, Mišelė, kodėl jinai, kas joje žavi? Kas joje žavi? Susirašykite tas savybės. Galit. Toj knygutė jūs galite susirašyti, bet tada ir rašot, kaip pasakyti, jau tas savybės perorientuokit į save, kad jums reikia tų savybių. Jau knygutėje tai yra viskas tik apie jūs. O šičia grupėje projektas pinigai, rašykit pavardę ir rašykit jums labiausiai imponuojančias savybės tų žmonių. Kur yra... Jo, komentarus galite rašyti. Reiškia, kur yra to duota užduotis, jūs turite surašyti, nebūtinai žinomi žmonės, tada rašykit vardą, tiesiog, kad mes žinotume, kas jums imponuoja, kokios savybės jums imponuoja. Vardą parašykit. Bet sakau, tai nebūtinai turi būti milijonieriai, bet sėkmingi žmonės. Sėkmingą verslą galbūt kuriantys. Turi būti sėkmingi žmonės. Nedėjuojantis ir ne brazdantis ten kažkur tai paliai, bet sėkmingi žmonės, einantis ir žinantis, ką daro. Tai va, viskas. Piniginės, užrašų knygutė, ar kaip ją blonknotas pavadinti, 5 sėkmingi žmonės. Per kiek laiko surašysit, per tiek surašysit. Tas savybės susirašot. Taip, viską rytoj, aš sakau, yra rytojaus antroje pamokoje yra surašytos užduotys. Ir iš tų užduočių viena ir yra 5 sėkmingi žmonės ir jų savybės. Tas savybės būtinai turi susirašyti ir pas save toj užrašų knygų. Mes jas manifestuosim kitam webinare. Man reikės žinoti tas savybės. Todėl jūs turite surašyti čia komentaruose, kad man nereiktų vėl iš naujo jūsų klausti. Taip, ar turit visi dabar runas susirašę?
Pasimkit piniginės šalia savęs, kas turit piniginės, korteles, maksimaliai fiziškai, ką turit, pasimkit viską dabar pas save, padarysim praktiką. Piniginės, runos, pinigai, banko kortelės. Galit kopijų pasidaryti rūnų daugiau. Jeigu tu, ta prasme, užkraut galim ir jas naudot visur ir į kišenę galite įsidėti, bet kur, visur traukit. Rūnos pas mane tai taip ir įdėta, kaip pinigai, taip ir rūnos įdėtos pas mane piniginė, kaip jos čia. Jo, nu tai taip kaip deda, taip ir įsidedat. Rūnos piniginė žiūri į vidų, taip, žiūri į vidų. Pakaitaliokit, visaip dėkit, ta prasme, tarp pinigų dėkit, už pinigų, vat galite ir šitaip įdėti. Už pinigų. Gerai, viską turit pasiruošę, ne? Piniginės, aš irgi pasiimu savo piniginės. Viską pasiimu, korteles, ką aš čia sakiau dar. Viskas, ne? Turit. Taip, tai mes šiandien užkraunam viską, visus tikslus jūsų. Kiek tikslai keisis, nesvarbu, užkrausim, dar užrašų knygų testas užkrausim. Gerai, viskas. Gal kitoje būti kitos valiutos, taip, gali kitoj piniginiai, bet tada dar vienos piniginės reikia. Jo, pamiršau, kas turite daugiau valiutų, nelaikykit visko vienoje krūvoje, nes bet kuriuo atveju jūs nenaudojat, jeigu čia Danijoje kronos, tai jūs eurų tikrai neturit toj pačioj piniginiai. Tai tada pasimkit ir piniginę su valiuta galit ir dabar netgi pasimti. Kas turite verslo pinigus su savim, nu, sakykim, kasos pinigus, ar kaip juos vadint. Verslo korteles. Nes paleisim labai stiprią programą dabar. Ir, taip, ar pinigai gali būti, išimkit viską. Kas ta šventieji? Kad žinoti, kad jie gero nori negu, kas yra šventieji, nežinau. Aš sakyčiau, jokių, nežinau. Ar juos reikia nešiotis šventųjų nuotraukas? Reiktų tų šventųjų paklausti, ar jie nori būti piniginiai. Kieno ten Marijos, Jėzaus, kieno tenai. Nu tai gaila, tai jūs susirašysit iš naujo tas rūnas po to ir paskui padarysit praktiką, arba tiesiog dabar mintyse dalyvaukit, kad jūs užkraunat. Ai va! Kas nesusirašėt rūnų, pasimkit lapelius, ant kurių jūs norėtumėte jas užsirašyti. Tokie, žinot, kaip būna kvadratiniai lapeliai ar kažkas tokio. Gražus, tik tai jokių draiskalų nedarykit, jokių draiskimų, viskas turi būti gražu. Netgi galit rūnas užrašyti tokiais blizgančių, iš vaikų pasiskolint blizgučių kokių. Kinietiškos monetos. Nu jo, bet jau tada atskirai valiuta turi būti. Dabar žiūrėkit, kol nepamiršau, yra labai svarbu. Jūs turite tikslus, čia susidarom visą kitą. Į viską žiūrėkit ramiai. Nesudeginkit tikslų. Labai didžiulis noras kažką turėti, jį sudegina. tą tikslą. Jis tiesiog neatlaiko energijos. Per didelį energiją labai didžiulis noras sudegina. Reiškia, visą to projekto metu ramiai. Svarbiausiai neįsitemkit, nepadarykit kažkokiu tai čia stresiniu, oi, jau dar, aš čia manifestavau milijoną, o milijono nėra. Ramiai. Jūs padarykit iš savo pusės viską. Ir tada pažiūrėkit, kaip visą tai reaguos. Gerai? Nesudeginkit. Ir pinigai iš visur gali ateiti. Visiškai nesvarbu iš kur. Jūs nesusifokusuokit labai į kaip jie ateis. Ne jums reikia spręsti, kaip pinigai ateis. Jie nuspręs, kaip ateiti. Jūs tik tai pasiruoškite būti atviri ir išsivalyti tos blokus, kurie neleidžia jiems ateiti. O tam blokų valymui yra skirtos visos praktikos.
ramiai, su meile, su laukimu ir su visišku pasitikėjimu. Kada jūs būsit pasiruošę, tada jie ir ateis. Svarbiausia, kad daryti turit viską iš savo pusės. Nesustoti po 2-3 praktikų, kad nieko neįvyko. Tai va, viskas darom praktiką, nes jau mes čia stipriai dirbam. Pasiruošę, pliusiukų surašykit ar pasiruošę praktikai. Yra knygos su rūnų kombinacijom įvairiom, tai kas norit pasidomėti, bet esmė reikia jas užkrauti, neužtenka rūnas vien naudoti neužkrovus šiais laikais, nes mes turim didžiulės galimybės sujungti viską. Gerai, viskas pasiruošę, pasiimat piniginės, viską pasiimat savo į rankas, ką norit užkrauti. Pinigus pasimkite į rankas, galite pinigus turėti rankose. Pajusite jų labai didžiulę energiją, kai paimsite į rankas ir kai padarysim praktiką. Tiesiog visos rankos pradeda degti nuo jų. Pasimkit. Taip va. Piniginės, viską pasiimat. Užsimerkiam. Ir visi dabar susitinkam kvantinėme lauke. Sustojam į didžiulį ratą, susiimam rankomis. Ir dieviška meilės energija pliejasi per mus visus. Kiekviena kūno ląstelė priima dievišką energiją. Ir dabar rato viduryje yra didžiulis kristalas, kurį dabar užkraunam tikslų įgyvendinimo programa. Lengvai, pačiu geriausiu ir vienam tinkamiausiu būdu, kad visi tikslai, kurie yra ir bus surašyti tikslų knygutėje, blonknotė, dienoraštyje, kaip jį be pavadinsim, kad visi tikslai, kurie bus surašyti blonknotė ir visas tas blonknotas yra užkraunami programa, kad viskas turi vykti lengvai, greitai ir pačiu geriausiu ir kiekvienam tinkamiausiu būdu. Visų pinigai, kupiūros, kortelės, sąskaitos, piniginės, visose valiutose yra užkraunamos klestėjimo ir pritraukimo energija. Pinigai ir kortelės ir sąskaitos yra įmagnetinami, kad pritrauktų dar daugiau pinigų. Runos, kurios yra runų kombinacija, kuri yra dabar yra nupiešta kiekvienas, kas nusipiešęs, yra runų kombinacija, skirta klestėjimui, tikslų siekimui, yra užkraunama išsipildymo energija, kad viskas vyktų sklandžiai, lengvai, pačiu geriausiu ir kiekvienam tinkamiausiu būdu. Užrašų knygutės užkraunamos išsipildymo energija, kad viskas, kas ten bus parašyta, pildytųsi lengvai, sklandžiai, pačiu geriausiu ir kiekvienam tinkamiausiu būdu. Visa ta informacija yra tame kristale dabar užkraunama. Ir tas kristalas pasidalina į tiek dalių, kiek mūsų yra. Ir įsistato į kankorėžinę liauką, kiekvienam į kankorėžinę liauką įsistato kristalas, kuriame yra visa informacija užkoduota, užprogramuota ir ta programa yra paleidžiama dabar. Klestėjimo, tikslų siekimo, finansinės laisvės programa
kur yra sudėta į tą kristalą, dabar susinstaliuoja į kiekvieną iš mūsų, į kiekvieną mūsų kūno ląstelę. Protas priima visą informaciją, kuri yra jam skirta, lengvai, be prieštaravimų. Ir visas šitas projektas vyks labai sklandžiai, lengvai ir visas tas projektas yra užkraunamas klestėjimo energija ir visi, kurie be prisijungs vėliau ar ateityje ar dabar, visi sėkmingai sieks savo tikslų ir juos pasieks. Visas projektas ir jo dalyviai yra užkraunami sėkmės programa, klestėjimo programa, lengvumo siekiant tikslų programa. Ir dabar pagalvok, koks pirmas žmogus, tau sėkmingas žmogus ateina į tavo vaizduotę, į tavo mintis. Turtingas, sėkmingas, tavo autoritetas. Pamatyk, kaip jisai stovi priešais tave. Jeigu tu matai arba tiesiog žinai, kad jisai stovi priešais tave ar jauti, prieik, pasisveikink. Pajusk jo energiją, kai jis tau duoda ranką, perimk jo energiją, perimk jo geriausią energiją, geriausias vibracijas. Tai yra saugu ir jam, ir tau. Jis nieko neatiduoda, jisai pasidalina. Pajusk, jeigu ir nematai, visiškai nesvarbu, tiesiog pajusk, kaip tu perimi tas pačias vibracijas, kokiose vibruoja tavo autoritetas. Ir nesvarbu, kokioj kalboje jisai kalba. Fiziniam pasaulyje tu su juo gali kalbėti lietuviškai, jeigu tai yra ne lietuvis. Tiesiog pasakyk, kad tu esi dabar tokiam projekte ir ką jisai galėtų tau patarti. Kaip pritraukti sėkmę ir klestėjimą į savo gyvenimą. Taip ir paklausk. Ir pirmas atsakymas yra jo duotas atsakymas. Ir užsirašyk būtinai jo atsakymą. Tiesiog pajutai, gal tiesiog žinojimas atėjo, visiškai nesvarbu kokiu būdu. Dabar perduoda jisai tau kristalą, kuris užkrautas jo vibracijom. Jis paduoda tau tą kristalą. Ir tu įstatai tą kristalą į savo saulės rezginį, į trečiąją čakrą, finansinio klestėjimo čakrą. Ir tas kristalas dabar suaktyvuojamas. Vienas kristalas kankorėžinėje liaukoje, kitas kristalas saulės rezginy. Dabar yra suaktyvinami. Visos programos pradeda veikti dabar. Viskas. Gali atsimerkti. Šauniai padirbėjom šiandien. Ar pavyko susitikti su savo autoritetingu, su savo autoritetu? Nu, keli parašykite, jeigu dar turite jėgų, jeigu ne, tai eisi miegoti. Ar buvo dar kas nors kartu?
Kada išgerti Kada išgerti užkrautą runom vandenį? Ryte. Vakare užkraukit, ryte išgerkit. Pakartosit dar mintyse, žodžiu, visai nesvarbu, nebūtinai turit matyti, tiesiog. Atsakymai. Tai pakartot galima. Gerai. Puiku. Gerai, daugiau aš jūsų nelaikau, šaunuoliai. Ir tada viską supratot. Užduotys surašytos, dar kartą viską perskaitykit, rytojaus pamokoj yra parašyta, dar kartą yra visas, yra užduotys sudėtos šitai, žodžiu, klausykit, skaitykit viskas, kas parašyta ir man būtinai siųskit tikslus, pakoreguotus, jeigu dabar jaučiat po viso šito webinaro korekcijas susijusias su tikslais ir su taip, pamokos darot visą dieną. Kitą kartą toj praktikoje galiu matyti kitą sėkmingą žmogų, be abejo. Galit stabdyti ir daryti arba net tiesiog vizualizuoti, susitikit su jais. Perimkit jų vibracijas, perimkit jų informaciją, ką jie nori jums pasakyti, kaip jie buvo sėkmingi. Paklauskit, kaip tu buvai sėkmingas. Bet irgi ieškokit internete, ta prasme, visais būdais ir perimkit tą informaciją maksimaliai. Bet eikit visą laiką per kvantinį lauką. Čia yra esmė. Niekad neikit tiesiai susitikti su bet kuo, su kuo jūs benorėtumėt susitikti. Turit kvantiniam lauke. Tiesiog sakyti, aš noriu susitikti su tokiu ir tokiu žmogum ir jeigu jis ateis, neteis, gali būti, kad neteis. Jeigu jis nenorės susitikti, jis neteis tiesiog. Taip kad neforsuokit, jeigu neišeina. Daug informacijos. Labai gerai, smegenim reikia daug informacijos, žinokit, jiem reikia dirbti. Jie ištroškia dirbti. Tokį darbą smegenim. Gerai, viskas, visos užduotis, viskas yra, dirbam ir jeigu kažką klauskit ir siūskit man tikslus, aš jums atsiųsiu taisyklės, kai turėsiu tikslus ir silpnybės. Viskas, ate, gero vakaro ir gero starto jums, klestėjimo jums. Viskas bus gerai, ate.